tai kabina. Ir tegu už tokį pasakymą mus skaudžiai baus kalbininkai. Mums vis vien. Tai liga, nuo kurios vaistų neras niekas. Tai įsisenėjęs virusas įaugęs į mūsų kaulus ir genus. Mūsų gyslose teka 1/4 aukščiausios rūšies benzino, o visi jutimo receptoriai tiesiog sužvėrėjo užuodus svylančių padangų kvapą. Ir tai ne ligoninės priimamasis, o žmonės įkūnijantys automobilių sporto klubą Autotechnoma. Komanda 2009-aisiais išplėšusią čempionės titulą Lietuvos ralio kroso ir vicečempionės autokroso įskaitoje. Mažeikių automobilių sporto klubas Autotechnoma įkurtas dar 2006-aisiais. Pirmaisiais metais klubą atstovavo sportininkas ir vienas iš klubo įkūrėjų Ramūnas Macijauskas, vairuojantis mėlyną 3 kartos Volkswagen Golf automobilį. Pirmas sezonas praėjo gana sklandžiai ir sėkmingai. 2007 metų gale bendrojoje komandinėje įskaitoje Autotechnoma iškovojo 6. vietą. Ir nesvarbu, kad skaičius negražus. Svarbu tai, jog toks rezultatas buvo pasiektas vos vieno lenktynininko pelnytais taškais. Asmeninėje įskaitoje 2007-aisiais Ramūnas Šiaurės Europos zonos šalių čempionate klasėje NES 2000 užėmė 5. vietą. Tuo tarpu Lietuvos čempionato įskaitos 2. divizijoje jis liko 4. Jau kitų 2008 metų sezono ekipa ėmėsi stiprinti savo pajėgas. Prie starto linijos išsirikiavo ne vienas, o jau 3 lenktynininkai ginantys Autotechnomos vėliavos garbę. Į klubo gretas įsiliejo galingą ir piktą BMW M3 vairuojantis Vitalijus Plastininas. Tais metais Vitalijus tapo Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionatų nugalėtojų bei vicečempionu Europos ralio kroso čempionate. Užbėgant įvykiams už akių paminėsime, jog čempiono vardą po Autotechnomos vėliava Vitalijus išsaugojo ir 2009-aisiais. Dar vieną 211 numeriu pažymėtą BMW Autotechnomos gretose ėmėsi vairuoti Povilas Luckus. Tuo tarpu Ramūnas Macijauskas liko ištikimas Golfui. Jis pasiliko tą patį 3 kartos krosui ir ralio krosui ruoštą Volkswageną. Kai komandoje ėmė suktis ne 4, o 12 ratų, pajutome, jog ekipa bręsta stiprėja, prisimena jos įkūrėjas Ramūnas. Autotechnomos vardas tapo ne tik statistinių vienetų suvestinėse, o augančia jėga, su kuria ligtoliniams favoritams teko skaitytis. Tai puikiai iliustruoja statistiniai faktai. 2008-aisiais jau po 2 čempionato etapų iš 5 Ukmergės trasoje Autotechnoma užėmė 2. vietą, o ralio kroso čempionato pabaigoje komandinėje įskaitoje klubas liko 4. pozicijoje. Sportininkai ir strategai nesipuolė iškart plėšytis dėl aukščiausių komandos titulų. Tai būtų nelogiška. Augti, mokytis ir kaupti jėgas reikia po truputį. Autotechnomos sportininkas Ramūnas tuomet džiaugiasi, jog kasmet laiptelis po laiptelio žengiama aukštyn. Nepaisant prasidėjusio sunkmečio 2009-aisiais, klubo sportininkai žvelgia į priekį su tikslu pagerinti esamus rezultatus tiek asmeninėse, tiek komandinėse įskaitose. Startavus naujam sezonui klubo gretas papildė dar vienas jaunas ir perspektyvus sportininkas, 15-metis Modestas Juodpusis, vairuojantis N1400 jaunių klasės naujai iškeptą Volkswagen Polo, pažymėtas 74 startiniu numeriu. Jau po pirmų etapų jis užtikrintai pirmavo savo klasėje, nors dar po pirmojo savo starto pripažino, jog kauti su pasiutusiais klasės grandais nėra lengva. Kaip pats jautėsi sėdėdamas už vairo, kai, aplink tave zujo atėjo, N1400 klasės senbuviai? Iš tikrųjų baisu, nes nežinosi, kaip pasiseks kas. Dabar tai iš tikrųjų taip pasisekė. Jie važiuoja agresyviai, iš tikrųjų labai trankosi. Ir, iš tikrųjų nežinau, buvo labai sunku. Kaip bebūtų, su ratais ar be jų Modestas pasiekė 2009 metų sezono finišą ir Lietuvos ralio kroso įskaitoje pelnė prizinę 3. vietą bei 5. autokroso čempionate. Puikus rodikliai, įvertinant, jog tai buvo pirmasis Modesto sezonas. Metams įpusėjus, Autotechnomos klube atsirado dar vienas sportinis automobilis, paruoštas nacionaliniai
Volkswagen Golf 3 klasiai jį vairavo Aurimas Asauskas. Jis dėja važiavo tik viename etape, o to paties automobilio vairą vėliau perėmė Ramūnas Macijauskas. Klubo sėkmė 2009-aisiais buvo akivaizdi, tad į jo gretas panoro įsilieti ir kiti sportininkai. Taip atsirado lenktynininkas Autotechnomą atstovaujantis divizijoje 1A. Tai Vainius Žulys, vairuojantis 277 numeriu pažymėtą Volkswagen Polo. Vainius pasirodė puikiai, jis pelnė vicečempiono titulą Lietuvos ralio kroso bendroje klasės įskaitoje, o tokie pasiekimai savaime suprantama labai solidžiai papildo komandos taškų rezervus. Sezonui įpusėjus Lietuvos ralio kroso čempionato varžybose Autotechnomai atstovavo jau 5 sportininkai. Kiekvienoje klasėje turėta po automobilį ir šaunius lenktynininkus, o jie klubui ir pelnė aukštus rezultatus. Surinkusi 102 taškus, net tarp 9 dalyvavusių komandų čempionate, Autotechnoma užėmė aukščiausią pirmą vietą ir tapo 2009 metų Lietuvos ralio kroso komanda nugalėtoja. Nors Lietuvos kroso čempionate Autotechnomos lenktynininkai važiavo tik kaip gerose treniruotėse, nes prioritetinė kryptis yra ralio krosas. Tačiau ir ten pasirodyta ne ką prasčiau – pelnyta Lietuvos vicečempionų pozicija. Kai mūsų varžovai skraidė ant stogų, mes tuo metu važiavome į finišą. Pagaliau jį pasiekėme sėkmingai. Autotechnoma numeris 1 Lietuvos ralio krose.